Vieniems mada rūpi, kitiems ne. Vieni galvoja, ką apsirengti, kiti sako, užsimesiu bet ką. Neteisingo požiūrio nėra, tik reikėtų prisiminti, kad pasirinkdami stilių mes nuolat kažką komunikuojame. Tyčia ar netyčia. Kaip mes vertiname kitus žmonės pagal jų stiliaus pasirinkimus, taip jie vertina ir mus. Posakis nespręsk apie knygą iš jos viršelio čia negalioja, nes dažniausiai tą darome net nesąmoningai. Pirmasis įspūdis atsiranda akimirksniu, todėl mūsų išvaizda, įskaitant drabužius, kalba už mus. Kai pirmą kartą sutinkame žmogų, gana greitai žinome, ar tai bus kažkas, ką norėsime geriau pažinti, apie ką daugiau net nepagalvosime, ar kažkas, kas šokiruos ir galbūt tam momentui net ir sutrikdys. O tada jau mums spręsti, ar bėgti, ar sužinoti to žmogaus istoriją. Kalbant apie šokiravimą, turiu istoriją, kurią pamenu iki šiol. Buvau tik išvažiavusi studijuoti į Škotiją, pirmame kurse, dalyvavau vakarėlyje, kuriame susirinko visi to fakulteto studentai. Kadangi studijavome madą, daugelis atrodė gan išskirtinai. Čia buvo 2010 metai, kai Lietuvoje drąsių stiliaus sprendimų tikrai nebuvo tiek, kiek šiandien, todėl stebino daug kas. Ir tada į patalpą įėjo aukštas vaikinas, su kokiu 12 cm aukštakulniais, tinklinėmis pėdkelnėmis, trumpais švartukais, pilvo nesiekiančiais marškinėliais ir ilgais juodais nagais. Dabar tai tikriausiai nebestebintų, bet tada mergaitė iš Lietuvos buvo tikras kosmosas. Ta drąsa ir žavėjo, ir šiek tiek gąsdino. Tai kurį laiką žiūrėjau iš toli, bet ilgai netruko, kol pradėjome kartu šokti ir susibendravome. Tai būna ir taip. O kiek jūsų manimų laiko užtrunka, kad susidarytų pirmasis įspūdis? 5 minutės? 1 minutė? 30 sekundžių? Aš maniau, kad kažkur 1 minutė, bet pasirodo ne. Psichologo Alekso Todorovo tyrimas parodė, kad pirmasis įspūdis atsiranda per 1/10 sekundės. Tiek laiko net neužtenka ištiesti ranką, jau nekalbant apie žodžio pasakymą. Tai todėl taip ir išeina, kad mūsų išvaizda pradžioje kalba už mus, kol negauname laiko patys pradėti kalbėti. O pirmo įspūdžio svarba pabrėžiama dėl rimtos priežasties. Ja nepaprastai sunku pakeisti. Yra toks dalykas, kuris vadinasi confirmation bias arba patvirtinimo šališkumas, dėl kurio mums žymiai sunkiau gauti antrą šansą. Psichologija rodo, kad mes nesąmoningai ieškome galimybių palaikyti arba patvirtinti savo pirmą įspūdį apie žmogų po to, kai jį sutinkame. Tyrimai rodo, kad mūsų drabužiai gali turėti įtakos tam, kiek galios žmonių manymų mes turime, kiek pagalbos jie nori mums suteikti ir kokias prielaidas jie pasidaro apie mūsų asmenybę. Šiandien, kai ruošiausi, susimąsčiau, kokį pirmą įspūdį norėčiau, kad žmonės susidarytų apie mane. Dėviu vintažinę rankų darbo palaidinę, Zaro sijoną, kuriam yra 13 metų ir perlų karolius. Tai tikriausiai norėčiau, kad tai transliuotų autentiškumą, eleganciją ir požiūrį, kad puoštis progos nereikia, kadangi šiandien yra šiokiadienis. Tai, kad man pats gyvenimas jau yra proga. O kokį pirmą įspūdį savo stilium šiandien darote jūs?